Broliai mumiai. Medinė dėžė. Vasara ėjo į pabaigą, bet kiekviena nauja diena atrodė vis karštesnė. Mumių slėnyje jau daugelį dienų nebuvo lietaus. Pagaliau ir upė išdžiūvo. Mums reikia, tėtis sako, kad tai katastrofa. Nepertiek. Bet tokiais tempais mumių slėnis greitai pavirs dykumą. Abejoju. Ir anksčiau būdavo tokių sausrų. Ne, tokių tai tikrai jau ne. Ir upė išdžiūvo. Taip, šitai man rūpi. Aš negaliu žvejoti. Bet per savo keliones aš pastebėjau, kad po sausros būna liūtys. Man toks oras per karštas. Taip karšta, kad aš net negaliu galvoti. O aš visada galiu galvoti. O Dieve, net ir piktžolės išdžiūvo. Jūra niekada neišdžius, tiesa? Vailiuk, o kur pagal tave dings žuvys? Aš einu paplaukioti. Laikyk, Frikensnork. Tu tik pažiūrėk į tai. Oi, kaip skauda. Iš kur čia ta dėžė? Jie atplaukė čia iš tolimų kraštų. O ji užkalta? Gal ji pilna brangenybių? Ne, tada ji būtų per sunki ir nuskęstų. Na, tada ten tik karūna ir pakavimo drožlės.
Mažylėmiu, ar čia brangenybių dėžė? Nežinau, ji nepakankamai sunki. Atidarykime ją. Stumkite ją prie kranto, greičiau. Aš manau, kad ten papuošalai. Taip, ir labai gražus. Kas tai? Tikriausiai sėklos. Sėklos. Kokios sėklos? Aš niekada nemačiau tokių. Aš manau, kad tai tropinių augalų sėklos. Nejaugi hemulį. Bet kokių augalų? Gal bananų ar mangų? Bananų? Mango sėklos. Aš nepakankamai gerai išstudijavau tropinius augalus, kad būčiau tuo tikras. Mama, pasodinkime sėklas. Puikiai mintis, muminuk. Vis tiek iš jų niekas neišauks. Čia juk netropinis klimatas. Na, dabar aš tuo nesu tikra. Jos gali išdygti, bet tuo viskas ir pasibaigs. Manau, kad dabartinis mūsų oras labai panašus į tropinį. Mama, gal vis tik pabandykim? Aš noriu žinoti, kaip atrodo papaja. O aš noriu, kad mangai ir bananai augtų po mano langais. Na kągi, eime juos sodinti. Bananai ir mangai tai tropiniai arba subtropiniai augalai. O mama tai nekantrauja. Veltui nieko neišeis. Gal, bet visada šaunu ką nors naują pabandyti. Mumių slėnis pavirs džiunglėmis. Ei, Hemuli, iš jų sėklų tikrai išaugs vaismedžiai? Nesu tikras. Mažylėmiu. Atrodo, tai mango sėkla. Ačiū. O kodėl tu tai nori žinoti? Nes aš sodinu slaptą sodą ir nenoriu, kad ten augtų visokios kvailos orchidėjos. Tik tai mangai. Hemuli, kur čia banano sėklos? Nesu tikras, tikriausiai šitas. Tu taip pat sodini sodą? Ne, aš tik noriu pasodinti bananą. Tai juk mėgstamas muminuko vaisius. Bananai niekada pas mus šiaurėje neužaugs. Argi čia šiaurinis oras? Negaliu sulaukti, kada nusileis saulė, kad nors kiek atvėstų. Kaip puiku žiūrinti žvaigždės laukti sapno. Bet to dabar nebe taip karšta. Šią naktį aš miegosiu kaip rastas. Mažylėmiu, ar tu ne kiekvieną naktį miegi kaip rastas? Šiandien aš miegosiu kaip labai sunkus rastas. Frekinsnor, kodėl tu nemiegi kartu su visais po medžiu? Nes iš ten nesimato žvaigždžių, o jos taip gražiai mirga. Bet jei pradės lyti, tu kiaurai permirksi? Mama, tu juokauji? Ne. Bet jau daug savaičių nelijo, o ir danguje nedebesėlė. Taip, bet man šiandien iškrito dantų šepetėliai. O tai rodo, kad lis. Mama, Frekinsnor tik džiaugsis, kad lyja. Kodėlgi? Nes jei pradės lyti, tai jos medžiai pradės augti. Tai tiesa. Labos nakties, mažyliai, saldžių sapnų. Aš noriu miego.
すみなさい。 Labos nakties. Labos nakties. Labos. Oi, per karšta. Kodėlgi tau nenuėjus miegoti laukan, mielasis? Eisiu atsigulsiu į hamaką. Griaustinis. Ir pradėjo lyti. Dantų šepetėliai neklysta. Eilė tau, palaistyk mano sodą. Muminuk, muminuk. Kas, jau rytas? Saulė akina. Ne, tai lietus. Lietus? Tu tik pažiūrėk. Tu žiūrėk, o aš nenoriu permirkti. Koks nuostabus lietus. Trekensnork, trekensnork. Miegančioji gražuolė. Trekensnork. Nejaugi griaustinis? Atspėjai. Mama tikrai viską žino. Taip. Nagi, eikim greičiau vidun. Nereikia, aš noriu pajausti, kaip lietus lyjant manęs. Ai. Na viskas, dabar tau užteks? Įdomu, ar jau nustojo lyti? Mangas. Neįtikėtina. Neįtikėtina. Juk tai džiunglės. Džiunglės. Kelkitės greičiau. Čia džiunglės. Mes dabar gyvename džiunglėse. Džiunglėse? Tu nori pasakyti, kad sėklos jau sudygo? Iš jų išaugo dideli medžiai. Tai bent, ar tai įmanoma? Neįtikėtina. Aš eisiu į džiunglės žaisti Tarzaną. O kad mano salotos taip greitai ir gerai augtų. Tai burtai, eime pažiūrėsim. Upelyje vėl čiurlena vanduo. Keista. Nusmumrikai! Kas atsitiko? Mes pasodinome tropinių augalų sėklas ir per naktį iš jų išaugo džiunglės. Tikriausiai sėklos užburtos. Gražiai atrodo. Nagi, eime į džiunglių safarį. Niekada tokio nemačiau. Įdomu, o kokia čia gėlė? Panaši į orchidėją. Pas mus čia pačios tikriausios džiunglės. Ne visai. Kodėl? Tikrose džiunglėse turi būti laukiniai žvėrys. Žinoma, liūtai ir drambliai. Mūsų džiunglės – tropinis botanikos sodas. Tau negalima, jie muminuko.
Na, aš jam paliksiu žievelę. Oi, kaip skanu. Mažylė Miu, liaukis. Na kurgi ji? Mielasis, ko tu ieškai? Savo šalmo? Kokio šalmo? Na, savo tropinio šalmo. Mes ir tai namuose turime. Aš jį turėjau per maskaradą ir prisimenu, kad padėjau į vieną iš šių dėžių. Štai jis. Tas pats šalmas. Man tinka? Na viskas, aš bėgu. Šalmas puikus išradimas. Tėti! Tėti, ką tu darai? Mėginu patekti į rūsį. O kam tau tai? Ten yra šautuvas. Šautuvas? Tik kvailiai vaikšto po džiunglės be šautuvo. Aš nemanau, kad tau to prireiks. Kodėl? Nes ten nėra laukinių žvėrių. Tarp sėklų galėjo būti koks nors kiaušinis. Štai šie atrodo net labai gyvi. Kokie keisti gyvūnai? Aš greičiau pasakyčiau, kokie keisti augalai. Jie turi akis. Ko gero, jie plėšrūnai. Plėšrūnai? Oi, ko jūs? Gelbėkit! Liaukitės! Ei, padėkit! Padėkit! Tėti, laikykis! Traukite! Jie nugrauš mano uodegą! Ačiū, mažylė Miu. Tu išgelbėjai mano gyvybę. Na, bent jau išgelbėjau tavo uodegą. Suraskite, ką nors sunkaus, kuo galima būtų užremti duris. Paskubėkit. Aš negaliu jų taip ilgai išlaikyti. Šito turėtų pakakti. Jie turbūt netokie jau stiprus. Aš nesu tuo tikras, į mano uodegą jie buvo labai stipriai įsikabinę. Kažkas atsitiko? Rūsys pilnas plėšrių augalų, kurie galėjo suėsti mumitėti. Koks siaubas. Kas tai? Iš mūsų rūsio yra išėjimas į virtuvę. Juk ten mama. Mama! Kas jums? Tu per stebuklą suspėjai, tėti. Nagi, pasakokit, ką jūs vėl sugalvojote. Na taip, nieko. O aš čia nusprendžiau pabandyti seną močiutės receptą. O tėtis su šalmu puikiai atrodo. Negaliu patikėti. Tropinis miškas. Tai turbūt kažkokie burtai. O čia transpendedija palida ir dispendija floribunda. Aš galiu surinkti tropinį herbariumą čia, mumių slėnyje. Man reikia kastuvo. Einu pasiskolinsiu pas mumį tėtį. Ai, matosi, kad šeimyna nelabai mėgsta tvarką.
Aš juokingai atrodau? Tu džiunglių karalius. Tarzano raumenys labiau treniruoti. Tarzanas, myli Freken Snork. Eisi iš čia, kol manęs nepradėjo pykinti. Padėkit, plėšrūs augalai mane vejasi. Kaip, nauji atėjo? Jie buvo Rūsyje. Kaip, tu atidarai duris? Aš norėjau pasiskolinti kastuvą. Hemuli, tu juk apie augalus žinai viską. Gal žinai, kaip šių plėšrūnų atsikratyti? Kaip atsikratyti? Botanikas nebando atsikratyti retų augalų, bet sako, kad jos veikia muzika. Muzika? Nusmomlikai, nagi, sugrok. Jie pradėjo šokti ir toliau grok. Pone Hemuli, kas bus, jei nustosime groti? Aš nežinau. Kas čia vyksta? Jie net gražūs, kai nepuola. Tokiu būdu per vieną naktį aplink mumių namą išaugo tropinis miškas. Na kągi, ar liks čia tos džiunglės visam laikui?